Šį rytą labai apsidžiaugiau, nes mačiau, kad šiandien švenčiam šventąjį Tomą. Ir stovyklos tema yra tikėjimas. Ir šiandien aš jums noriu kalbėti apie tikėjimą. Ir labai sutampa su šiandienos šventė, nes žinote, tas susitikimas, kur skaitysime per Evangeliją, tarp Jėzaus prisikėlusio ir Tomo, kur Jėzus sako, palaiminti, kurie tiki, nematė. Laimingi, kurie tiki, nematė. O kas yra tie, kurie tiki, nematė, tai mes. Ne? Mes laimingi. Mes kartais matom tikėjimą kaip tokį sunkų dalyką. Ne? Tikėjimas yra kova prieš netikėjimą kartais. Ne? Kad būtent dėl to, kad Dievo nematom ir gyvenam tokiais laikais, kur to tikėjimo mažai ir dėl to tikėti taip akivaizdžiai, be jokių abejonių ir taip toliau, tai kažin, kam pavyksta. Ne? Tai visiems tikėjimas yra kova prieš netikėjimą. Tai ir labai mane pradžiugino Jėzaus žodžiai, kad palaiminti, laimingi yra tie, kurie tiki nematė. Ne? Tai ir Teresėlė sako, mes turim tik tai laiką šitoj žemėje, kad galėtume gyventi tikėjimu. Ne? Kad ta kova, ta būsena, kur turim kovoti, yra proga kiekvieną kartą pasirinkti viešpatį ir laisvai apsispręsti ir kad tai yra gėris. Pagal Jėzų ir pagal Teresėlę. Irgi apie tai dar truputį kalbėsime apie Teresėlę. Tai ir galvoju, kaip pavadinti šitą mokymą ir prisiminiau tokią vietą Evangelijoje, kur Jėzus susitinka vyrą, kuris turi berniuką apsėstą ir tas vyras prašo, kad Jėzus jį išgydytų arba išvarytų demoną. Ir Jėzus pirmiausia klausia, ar tu tiki? Ir to žmogaus atsakymas labai gražus ir mums labai visiems tinka. Sako, tai Jėzus pirmiausia sako, jei ką gali, pasigailėk mūsų ir padėk mums. Jėzus sako, jei ką gali, tikinčiam viskas galima. Ir vaiko tėvas sušuko, tikiu, padėk mano netikėjimui. Aš galvoju, kad yra pats gražiausias pavadinimas mokymui. Aš tikiu, ir mes visi tikim, nebūtumėt pakliuvę į šią stovyklą, bet padėk mano netikėjimui. Padėk mano silpnam tikėjimui. Tai yra vienas iš pavyzdžių, kai Jėzus kalba apie tikėjimą. Ne? Jėzus šiandien nori sustiprinti mūsų tikėjimą. Tai aš tikiu, padėk mano silpnam tikėjimui. Jėzus tai daugelį kartų kalba apie tikėjimo galią. Pavyzdžiui, sako, jei turėtume tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, tai jūs tartumėte šitam kalnui persikelk iš čia ir į tenai ir jis persikeltų. Jums nebūtų nieko negalima. Ir matome Evangelijoje, kad Jėzus visada susieja stebuklus su tikėjimu. Dažnai Jėzus klausia, ar tu tiki. Ar matom, kad kai apsilanko savo kaime, Nazarete, jis daro mažai stebuklų, nes žmonių tikėjimas silpnas. Tai atsimenat, pernai kalbėjom apie viltį. Ne? Čia buvo stovyklos tema, tai daug mokymų buvo apie viltį iš visų pusių. Tai šiemet norėjom kalbėti apie tikėjimą, nes yra dalykai, kurie labai labai susiję. Ne? Ir kuo toliau giliniesi, tuo labiau matai, kad beveik yra sinonimai. Ne? Tikėjimas ir viltis, ir kaip viltis gimsta iš tikėjimo. Viltis yra tikėti Dievo pažadais. Ne? Ir mano tikėjimas yra tikėjimas, kad Dievas daro
neįmanomų dalykų. Ir tas tikėjimas man duoda viltį. Ne? Tikėjimas, kad Dievas yra visagalis, kad jis rūpinasi, tai duoda man begalinę viltį. Ir mes matom, kad tikėjimo krizė mūsų visuomeniai atveda ir vilties krizę. Ne? Mūsų dabartiniam pasauliui tai ko labiausiai trūksta, tai ne pinigų, ne kažkokių socialinių organizavimų. Nu, visuomenė neblogai organizuojama, bet ko labiausiai trūksta žmonėm, tai džiaugsmo, vilties. Ne? Ir aš tikrai giliai įsitikinęs, kad tas tikėjimo krizė veda į vilties krizę. Kai mes nebežinom, iš kur esam ir kur einam, tai tada jau nebežinom, ko viltis. Ne? Krikščionių viltis yra Dievas, kad Dievas mūsų kūrė iš meilės, kad gyvenimas turi prasmę ir kad nesibaigs viskas duobiai. Tai yra ir amžinoji gyvenimo viltis. Tai viltis mums leidžia matyti toliau negu tik tai savo kojas. Ne? Leidžia matyti į ateitį. Dabar grįžkime prie tikėjimo, ne? Kuris leidžia daryti neįmanomų dalykų. Tai mes suprantam, kad tas tikėjimas, apie kurį Jėzus mums kalba, tai nėra įsitikinimas, kad Dievas egzistuoja. Ne? Tas evangelinis tikėjimas yra daug gilesnis. Tai iš tiesų nėra tik tai pritarti visoms katalikų dogmoms. Ne, va, iškali prieš pirmą komuniją. Tai pagrindinės dogmas, va, pritari, pasirašėjai, va, esu katalikas. Ne, tikėjimas tai ir iš tiesų tai yra gyvas ryšys su Dievu. Ne? Tikėjimas nėra kažkas, kas man duoda super galės, super power. Tai nėra magija. Tai nėra minties ar mąstymo galia. Jeigu labai stipriai pagalvosi apie kažką, taip įvyks kaip tu nori. Ne apie tai. Ne, ir kai skaitai Evangeliją, gali kartais atrodyti, va, jeigu tiki, viskas įmanoma. Bet ne apie tai. Tai koks Jėzos tikėjimas? Koks Jėzos tikėjimas? Tai visiškas pasitikėjimas tėvu. Ir mes ištisai matom Evangelijoje, kad Jėzus turi begalinį pasitikėjimą savo tėvu. Na, tai man ryškiausias pavyzdys, tai kai Jėzus užmiega valtyje, neseniai skaitant tą ištrauką, Jėzus užmiega valtyje. Tai kas galėtų iš mūsų užmigti valtyje? Nu, laive, dideliam laive, tai dar. Bet subuoja, valtis labai subuoja. Ir dar pakilo audra ir Jėzus toliau miega. Kas galėtų tokiam sąlygom miegoti? Tik kūdikis. Ne? Reiškia, Jėzus pasitikė savo tėvų, kaip kūdikis pasitikė savo tėvais. Ne? Ir visiškai atsidavęs, visiškai nebijo nieko. Arba matom kito čia tik tai keli pavyzdžiai. Kai prikelia Lozorių iš numirusių, tai pirmiausia jis meldžiasi. Tėve, dėkoju tau, kad mane išklausai. Aš žinojau, kad visuomet mane išklausai. Ar mes dažnai taip meldžiamės? Žinau, kad tu visada mane išklausai. Tai Jėzus tikėjimas yra jo išskirtinis ryšys su tėvu. Jėzus yra maldos žmogus ir net mokiniai yra labai paliesti matyti besimeldžiantį Jėzų ir jie prašo, Jėzau, mokyk mus melstis. Nes jie pamatė Jėzų besimeldžiantį ir jiems baltas pavydas. Jie norėtų irgi turėti tokį stiprų ryšį su tėvu.
tikėjimas iš tiesų yra vienas iš svarbiausių Evangelijos temų. Tai visa Evangelija yra kvietimas įtikėti. Matom, kad vieni įtiki, kiti neįtiki. Ne? Toks kontrastas. Yra mokiniai, vargšiai, atstumtieji, ligoniai, moteris. Tai jie labai nuoširdžiai priima Jėzų ir jų gyvenimas keičiasi. Labai daug tokių gražių pavyzdžių turim, kaip Zachiejus, visokios moteris, Marija Magdalietė, kur iš nuodėmingo gyvenimo, iš tolimo nuo Dievo gyvenimo, jiems viskas apsiverčia aukštyn kojom. Ir priešingai turim fariziejus, grietinėlė, kurie netiki, kurių širdis užkietėjusi, užkietina savo širdį. Ir visa Evangelija mums rodo, kad tikėjimas yra sąlyga, kad Dievas veiktų mūsų gyvenime. Jėzus sako, tas, kuris tiki, turi amžinąjį gyvenimą. Tai va, turi amžinąjį gyvenimą, galim kitaip išversti. Ne? Nes daug sinonimų yra Naujajame testamente. Turėti amžinąjį gyvenimą, tai daugiau šventasis Jonas naudoja tuos terminus. Kitur, pavyzdžiui, Paulius sakytų, bus tas, kuris tiki, bus išgelbėtas. Arba tai kiti evangelistai sako, ar sakytų, įeis į Dievo karalystę. Čia mes turim visokius terminus ir kartais nelabai suprantam, ką jie reiškia. Ne? Tai galim suprasti maždaug, kad tai yra tas pats. Amžinasis gyvenimas pas Joną, išgelbėjimas pas Paulių ir amžinasis ir Dievo karalystė sinoptinėse evangelijose. Čia toks dalykas, kur padeda suprasti geriau. Nes kartais galvoju, kas tas išgelbėjimas? Ne? Nuo ko esame išgelbėti? Tai amžinasis gyvenimas, tai yra pilnavertiškas gyvenimas, dieviškas gyvenimas, į kurį Dievas mus kviečia. Va tai yra išganimas. Arba amžinasis gyvenimas, tai toks irgi gyvenimas pilnas Dievo. Ne? Tai čia maždaug tas pats. Va tas, reiškia, tas pasitikėjimo ryšys su Dievu per Jėzų mums duoda amžinąjį gyvenimą. Reiškia, mums padeda gyventi daug pilnatviškiau, labiau dieviškai. Mylėti tai, kaip Dievas mus myli. Amžinasis gyvenimas tai nėra tik tai pomirtinis gyvenimas. Kaip dažnai mes įsivaizduojam. Amžinasis gyvenimas tai po mirties. Dabar yra dabartinis gyvenimas, po to amžinasis gyvenimas. Ne, amžinasis gyvenimas jau čia dabar prasideda. Aišku, bus pilnatvė danguje, bet galim gyventi dangų, jau pradėti dangų čia žemėje. Čia gera naujiena. Tai va, tikėjimas yra viena pagrindinių minčių Evangelijoje, bet taip pat ir Šventojo Pauliaus raštų pagrindinė mintis. Tai Paulius ypatingai laiškuose romiečiams ir galatams kartoja ratais, kad tikėjimas mus gelbsti. Tikėjimas mus gelbsti. Reiškia, tas pasitikėjimo ryšys su Dievu, verčiu į dabartinę kalbą, keičia mūsų gyvenimą, perkeičia mūsų gyvenimą. Mums duoda tokie pilnatvė. Mes pereinam iš tokio nepilno gyvenimo į pilnesnį gyvenimą. Tai šventasis Paulius parodo, kad negelbsti mūsų įstatymas, apipjaustimas. Tai va, ir skaitysiu patį šventąjį Paulių, kaip jis išsireiškia. Tai iš laiško romiečiams 3 skyriaus 28 eilutės
Čia jau pagrindinė tezė. Na, iš pradžių, ką jis nori įrodyti, įrodo su šventu raštu ir visokiais būdais. Tai va, pagrindinė tezė. Mes laikomės nuomonės, kad žmogus nuteisinamas tikėjimu, be įstatymo darbų. Tai, o kaip jis įrodo šitą tezę? Jis pasakoja Abraomo istoriją. Abraomas buvo nuteisintas, tai va šventas raštas sako, Abraomas buvo nuteisintas. O kokiu būdu? Nes tuo metu nebuvo nei apipjaustimo, nei įstatymo. Bet Abraomas buvo tikėjimo žmogus. Ir reiškia, galima sakyti, tapo šventuoju. Jis buvo Dievo draugas. Ne per tikėjimą, ne per apipjaustimą, ne per įstatymą, bet būtent per tą pasitikėjimo ryšį. Abraomas yra vienas gražiausių tikėjimo pavyzdžių Senajame testamente. Tai reiškia, Kristus mus gelbsti savo mirtimi ir prisikėlimu per tikėjimą. Čia tikėjimas nėra kažkas magiško. Tai mus gelbsti Kristus, pirmiausia, netikėjimas, bet per tikėjimą. Mes per tikėjimą tai tuos Kristaus nuopelnus pasisavinam. Tai va, arba laiškai Galatams 2 skyriui 16 eilutė, irgi va, laiško Galatams pagrindinė tezė, žinome, jog Kristus nuteisinamas ne įstatymų darbais, bet tik tikėjimu į Jėzų Kristų. Bet būtent tas ryšys su Dievu, per Jėzų Kristų keičia mano gyvenimą. Ir mes tą esam visi patyrę. Tai va, atsivertėme į Jėzų ir gyvenimas pradėjo keistis. Ir mano gyvenimas eina į šviesą tiek, kiek priimu Jėzų. Tiek, kiek įeinu į tą pasitikėjimo ryšį su juo. Ir Paulius po to aiškina, kas yra jam tikėjimas į Jėzų Kristų. Tai iš laiško Galatams, aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar gyvendamas kūne gyvenu tikėjimu į Dievo sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane. Labai gražus eilutės. Dabar gyvenamas kūne gyvenu tikėjimu į Dievo sūnų. Nebe aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Tai reiškia, kas yra tas išganimas? Būtent, kad gyvena manyje Kristus. Kristus pradeda veikti manyje. Veikti per mane. Tai kas Pauliui yra tas tikėjimas? Tai yra, iš tų eilučių suprantam, kad tai yra ryšys, kuris persmelkia jo visą gyvenimą. Tai nebe aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Jis kalba apie senąjį Paulių, senąjį žmogų. Tai čia prieš pažindamas Kristų. O susipažinęs su Kristumi, jo gyvenimas yra kitoks, tai atsiranda naujas žmogus. Mes iš Pauliaus raštų suprantam, kad Paulius turi labai stiprių vienybės ryšį su Kristumi. Jis gyvena manyje. Kristus veikia per jį, su juo, jis veikia dėl jo, per jo malonę. Čia Paulius yra tikrai įsimylėjęs Kristų. Sako, aš žiūrėdamas tik tai į priekį, bandau pagauti, nes pats esu pagautas. Damasko kelyje Kristus stipriai pačiupo Paulių, bet pačiupo ne už pakarpos, bet už širdies. Ir jis degė meilė Kristui ir jis nuolat prisimena Kristaus auką, Kristaus kančią, kai jis sako, jis mirė dėl manęs. Čia kažkas labai asmeniško. Būtų galima sakyti, kad Paulius buvo mistikas, bet reikia paaiškinti, ką reiškia. Lietuviškai, kai sako, čia mistika, tai reiškia
kažkas nelabai suprantama, ne? Tai panašiai kaip kinų kalba, ne? Čia mistikas ne tą reiškia. Mistikas yra Dievo draugas. Žmogus, kuris turi, ne tas, kuris skraido, kuris turi ekstazės, kuris negyvena realybėje, kuris gyvena kosmose, kosmonautas. Ne? Mistikas tai ne kosmonautas, bet žmogus, kuris yra artimas Dievo draugas, kuris gyvena ryšyje su Dievu. Tai šventieji visi yra mistikai. Ir visi normalūs krikščionys yra mistikai. Ir reiškia, Dievo draugai, ne, jie per tikėjimą turi gilų ryšį su Kristumi. Tai va, Kristus turėtų būti mūsų gyvenimo variklis. Ne? Tas, kuris teikia džiaugsmą, kuris teikia energijos, motyvaciją. Tai ką reiškia, kad tikėjimas mus gelbsti? Ne? Kad duoda amžinai gyvenimą arba įveda į Dievo karalystę. Arba dar kitaip, ketvirtas išreiškimas, kur beveik sinonimas irgi, kas mums leidžia išgyventi prisikėlimą. Ne? Tai kai sakom, kad prisikeliam taip kaip Kristus, tai reiškia irgi pradedam naują gyvenimą, pilnatviškesnį gyvenimą apie tą patį, apie išganimą, ne? Arba apie Dievo karalystę. Ką reiškia, kad tikėjimas mus gelbsti, tai reiškia gyvas meilės ryšys su Dievu per Jėzų perkeičia mano gyvenimą. Mane veda, dar kitas žodis, į šventumą. Reiškia, ne tik mūsų pastangos, mūsų geri pasiryžimai mus keičia, bet būtent tas ryšys su Dievu. Dievas veikia mano gyvenimą būtent per tą ryšį. Krikščionybė yra malonės religija. Čia ne mano čia sugalvota, tai visi teologija apie tą patį. Ir Šventasis Paulius ištisai apie Dievo malonę kalba. Tai Dievas veikia mūsų gyvenimą. Tai jis prikelia mus iš numirusių. Arba mus gydo iš mūsų nuodėmių. Ir tai jis, čia visi, ką tai reiškia, ne, jo malonė. Kad jis mus maitina, kaip maitino didelį minę, kaip padaugino duoną. Reiškia, jis mus išvalo, kaip išvalė tuos raupsuotusius. Kaip jis išgydo mus iš mūsų paralyžiaus, kaip išgydė tą paralyžiuotai. Reiškia, kad jis keičia mūsų prėską gyvenimą į džiaugsmo vyną, kaip pavirto vandenį vynu. Ir tie visi stebuklai, tos visos istorijos Evangelija mums parodo, kaip veikia Dievo malonė mūsų gyvenime. Ką Dievas veikia. Gydo, išvalo, maitina, daro gyvenimą skoningesnį ir taip toliau, ir taip toliau. Ir malonės kranas yra tikėjimas. Būtent per tikėjimą atsiveria man Dievo malonės srautai. Tai vėl kartoju, Jėzus daro stebuklus tik tuo met, kai mato tikėjimą. Ir mūsų gyvenime vyksta tiek stebuklų, kiek yra tikėjimo. Tai dabar norėčiau pažiūrėti truputį tikėjimą su Teresėlė. Teresėlė labai daug apie tikėjimą, apie pasitikėjimą kalba. Tai aš manau, kad jau supratot, kad tikėjimas ir pasitikėjimas yra labai susiję dalykai. Tai Teresėlės gyvenimo atradimas yra, kad Dievas yra gailestingas tėvas. Ir va tas atradimas kažkaip jie paskatino tapti kaip mažas vaikas, ne? Kurie visiškai pasitikė savo
savo tėvų, kuris užmiega savo tėvų glėbyje. Ir jinai paaiškina, kad šeimoje vaikai auga ir tampa vis savarankiškesni. Na ir kai užauga, tėvai sako, tai išsikrauskit, gyvenkit savo gyvenimą, mes galim jums padėti, bet patys būkite atsakingi už savo gyvenimą. Sako, dvasiškai yra kitaip. Ne? Užaugęs žmogus dvasiškai netampa savarankiškas nuo Dievo. Kad man Dievo nebereikia, jau esu didelis, galiu pats susitvarkyti gyvenimą. Atvirkščiai, šventasis yra tas, kuris priima tą priklausomybę. Nes yra gera priklausomybė. Ne tokia, kur, kaip vaikystėje, kur mes nieko negalim daryti be tėvų. Ir tai nereiškia, kad esam kūdikiai, kad Dievas viską už mus daro. Tai būtų didelė klaida, buvo tokia erezija. Neatsimenu, kaip vadinosi, 17 amžiuje, man atrodo, kietizmas. Čia ne žodžio kietas. Bet tai toks judėjimas buvo, kad Dievas viską daro, mums reikia tik tai leisti jam veikti. Bet iš tiesų ir bažnyčia labai griežtai uždraudė tas teorijas, kad iš tiesų išganimas yra visada bendradarbiavimas tarp mūsų ir Dievo. Augti dvasiškai nereiškia, kad viską darau vienas, Dievas man padeda, bet tai nereiškia, kad laukiu visko iš Dievo ir nieko nedarau. Turėjau draugą, kuris priklausomybę turi nuo alkoholio. Aš jam jau kiek kartų sakiau, eik pas anonimus. Sako, ne, Dievas turi mane išgelbėti. Sako, tai išgelbės tave per anonimus. Ne, Dievas turi mane išgelbėti. Jam atrodė, kad vieną dieną atsibus ir Dievas tą priklausomybę atims iš jo ir jam nieko nereikia daryti. Čia yra klaida, čia yra kietizmas. Galvojimas, kad Dievas turi veikti be mano įsikišimo. Čia Dievas niekada taip neveikia. Jis veikia su mumis. Ir dėl to tikėjimas nėra magiškas dalykas. Aš turiu, kaip Teresėlė sako, dėti visas pastangas, tarsi Dievo nebūtų, bet tikėtis visko iš Dievo. Čia paradoksas, ne? Atrodo, arba tas, bet ne. Tai kaip į mašiną, ne? Ir kūras. Be kūro nevažiuoja mašina, bet be mašinos kūras nevažiuoja irgi. Ne? Tai čia visiškai vienas be kito negali veikti. Tai ir Teresėlė sako, irgi Dievas duoda tiek, kiek tikiuosi iš jo. Jeigu aš tikiuosi, kad tiesiog tik tai Dievas mane palaimins ir neturi daug didelių lūkesčių, tai kaip Dievas gali veikti? Ne? Jeigu aš neprašau, tai kaip Dievas gali duoti? Teresėlė labai akcentavo tuos troškimus, kad trokšti to, ko Dievas nori man ir Dievas duoda. Jeigu turiu didelės dvasinės ambicijas, tarkim, noriu būti šventuoju, ne tik normalių krikščionių, bet noriu būti šventuoju, tai Dievas iš tiesų jau įskiepijo į mano širdį tą troškimą ir jis ją išpildys. Tai jeigu iš Evangelijos, iš tiesų Jėzus tą patį sako. Tai yra, jis sako, kad tikėjimas kilnoja kalnus. Kas yra kalnai tavo gyvenime? Kas yra kalnai tavo šeimoje? Tai yra neįveikiama kliūtis. Kai važiuoji ar eini
ir matai priešai save didelį kalną. Tu neįmanoma įveikti tos kliūties. Kas gali būti kliūtis? Pavyzdžiui, didelis trūkumas. Charakterio būdas toks. Arba kažkoks įprotis, priklausomybė. Ir atrodo neįveikiama. Aš tiek pastangų dedu ir nieko nesigauna. Ir prarandam viltį kažką pakeisti. O Jėzus sako, jeigu tavo tikėjimas kaip garstyčios grūdelis, ta kliūtis pasitrauks. Tai kaip įveikti savo tinginystę? Kaip įveikti savo ūmų būdą? Nėra vaistų. Psichologija, kažin ar padės. Kas gali padėti? Tai būtent tikėjimas, pasikliauti Dievu, tikėti jo veikimu. Tai turim iš bažnyčios istorijos daug pavyzdžių šventųjų, kurie kardinaliai pasikeitė. Pavyzdžiui, šventasis Pranciškus Salezas buvo labai toks karštakošis. Jis, kai buvo nepatenkintas, trenkdavo durim ir išeidavo, ir šaukdavo ir taip toliau. O iš tiesų, kai skaitom jo gyvenimą, tai jis buvo kaip tik labai švelnus žmogus gyvenimo pabaigoje. Iš pradžių, tai jaunystėje buvo toks. Tai ir matom, kad Dievo malonė jį visiškai perkeitė. Arba tokia trejybės Elžbieta, irgi labai ūmaus charakterio ir po to pasidarė labai švelni. Čia tik tai 2 pavyzdžiai, bet ir Rasa vakar liudijo, kaip tikėjimas ją keitė. Ir Mata tikriausiai keitė. Atsimenu, kad mano mama tokia labai valdinga buvo ir labai tokia kartais pikta. Ir su metais ir per tikėjimą pasidarė daug švelnesnė. Tai Teresėlė dar pasakoja palyginimą apie tikėjimo ar pasitikėjimo galią. Tai, jinai sako, kad įstojo į vienuolyną, turėjo didelius lūkesčius, aš būsiu šventa ir taip toliau. Ir greit nusivylė savim. Pamatė, kad tai ne pyragi. Įveikti savo trūkumus labai sunku. Ir vietoj to, kad nusimintų ir galvotų, gal ir nereikia šventumo. Gal būsiu normalus žmogus ir tiek to. Tai jinai toliau augino tos didelius troškimus ir nenusiminė. Ir sako, kad šventumas yra kaip didelį laiptai, o aš maža mergaitė. Mano kojytė maža ir nepasiekiu tų pakopų. Net pirmos pakopos nepasiekiu. Bet vis tiek pakeliu savo kojytę ir stengiuosi. Ir Dievas mane pamato ir nusileidžia ir mane paima ant rankų. Va čia yra Dievo malonė. Tai Dievas laukia, kad mes savo kojytę pakeltume, kad dėtume pastangas. Bet sako, šiais laikais turtuolių namuose yra liftai. Čia jau atsirado tais laikais, tai 20 amžiaus pradžioj. Tai, o kas lifto mygtukas? Tai yra pasitikėjimas. Per pasitikėjimą Dievas pasigaili savo vaiko ir nusileidžia. Ir mums padeda kartais įveikti kliūtis, kur neįmanoma. Kur tiek metų stengiamės, kaip Teresėlė, daug metų stengiasi kovoti prieš savo tokią verksnės charakterį. Jinai apsiverkdavo dėl visko, jinai super jautri buvo. Ir daug metų kažkaip bandė neverkti, nieko nesigavo. Ir per minutę, kalėdų naktį, kažkaip gavo tą malonę ir labai subrendo, sustiprėjo. Tai va, Dievas veikė joje tai, ko pati negalėjau per daug metų padaryti. Čia jai buvo toks stiprus išgyvenimas. Taip,
Dievas nori bendradarbiauti su mumis. Na, kaip jis sako, jūs be manęs nieko negalit nuveikti. Tikrai be jo pagalbos netapsim šventaisiais. Be bendradarbiavimo su Dievu nėra šventumo, nes šventumas yra iš Dievo, ne iš mūsų. Šventumas nėra tik tai kažkoks žmogiškas gerumas, žmogiškas, kažkas, ne, yra būti panašiu į Dievą. Reiškia, norim tapti šventaisiais, reikia auginti troškimą ir pasitikėjimą Dievu, kad jis darys, ko negaliu pats. Ne? Tai ir jūs turite tokius didelius iššūkius auginat vaikus. Ne? Tai kartais, kaip man būti švelnia mama? Ne? Atrodo neįmanoma, charakteris toks bjaurus. Ne? Ir taip įsiliepsnoju, ir taip trūksta tos kantrybės. Ne? Tai vietoj to, kad pagalvoti, aš toks esu ir toks ir būsiu, ir, nieko. Bet išlaikyti tą troškimą, kad norėčiau tapti švelnia mama ir pasitikėti, kad Dievas darys tai, ko pati negaliu daryti. Tai tas pasitikėjimas tai nėra būdas manipuliuoti Dievu. Ne? Pavyzdžiui, noriu bet kurią kainą pasiekti savo tikslus, tai įkyrėjau Dievui iki tol, kol gaunu, ko noriu. Ne? Tai jeigu ne, aš pykstu. Čia nėra pasitikėjimas ir nėra... Evangelija kaip tik priešingai mums parodo. Ne? Kaip tėve mūsų maldoje, Jėzus sako, tiesie šventas tavo vardas, tai ateinie tavo karalystė, tiesie tavo valia. Ne mano valia. Nėra taip, kad aš noriu būtent taip ir ne kitaip ir darau spaudimą Dievui. Tipo pasitikiu, Dieve, tu būtinai privalai man duoti. Ne. Pasitikėjimas yra po truputį įžengti į Dievo valią. Priimti Dievo valią, nesistengti primesti savo valią Dievui, bet ieškoti jo valios, stengtis priimti jo valią. Tas pasitikėjimas irgi nėra naivus optimizmas, kad viskas bus gerai, viskas bus pagal planą. Reikia lankstumo, nebūtinai laikyti įsikibę tą savo planą, būtinai turi įvykti taip, kaip aš noriu. Nėra būtinai geriausia. Aš nesu Dievas, aš ne viską suprantu, kas turi būti geriausia. Priimti, kad gali būti kitaip, kad Dievo planas gal kitoks. Tai nebūtinai pagal mano planą, bet pasitikėjimas ateina iš tokio tikėjimo. Čia iš laiško romiečiams. Viskas išeina į gerą, mylintiems Dievą. Nebūtinai įvyks pagal planą, bet išeis į gerą. Jeigu ieškau Dievo karalystės, myliu Dievą, tai Dievas, dar kitas sakinys iš psalmės, Dievas niekad neleis teisiam sužlugti. Aš pasitikiu juo, nes žinau, kad jis neleis man sužlugti. Jis man neleis keliauti, kitaip sakant, į pragarą. Ne? Kad vienaip ar kitaip išeis į gerą. Ne? Ir didžiausiai išbandymai, dalykai, kurie atrodo labai neigiami, kur priešinuosi visom jėgom, tikiu, kad Dievas iš to gali išvesti gerą. Gali mane užgrūdinti, subrandinti, auginti, tikėjime, meilėje ir taip toliau. Mūsų pasitikėjimas yra, kad Dievo pažadai išsipildys, jeigu aš būsiu ištikimas.
Čia vienas iš pagrindinių Senojo testamento žinių, kad Dievas išpildė savo pažadus. Ne? Ką Jėzus mums pažadėjo? Pažadėjo amžinąjį gyvenimą. Ne? Tai Dievas mus veda į amžinąjį gyvenimą. Tai va, pasitikėjimas Dievo veikimu, o ne, kad viskas gerai klosis. Ne? Nebūtinai viskas gerai klosis, kaip aš galvoju. Ne? Nesu pasaulio bamba. Tai va, pasitikėjimas Dievu nėra pasaulietiškas optimizmas. Viskas bus gerai. Viskas bus pagal planą. Tai va, tas pasitikėjimas ateina iš to, kad žiūrim toliau. Ne kiekvieną žingsnį po žingsnio, bet kad matau raudoną giją, kur eina per visą mano gyvenimą. Ne kiekviena detalė yra tobula, ne? Bet bendras vaizdas yra gražus. Ne? Yra tokia, ir ta raudona gija kartais matau tik tai, kai žiūriu labai toli. Tai šiandien aš nematau. Vyksta didelės dramos, tai aš nematau tos raudonos gijos. Tik tai po ilgo laiko jį pradėsiu matyti. Tai va, mes kalbėjome iki šiol apie tikėjimą, kaip tikėjimas mus gelbsti, kaip tikėjimas keičia mūsų gyvenimą ir daug dalykų. Dabar norėčiau kalbėti, kaip augti tikėjime. Ką Evangelija mums sako apie tikėjimą irgi, kad tikėjimas yra dovana. Dėl to, kad tas ryšys su Dievu yra dovana. Negaliu jo įsigyti, nusipirkti, įsigyti savo iniciatyvą. Tai Dievas mus pirmas pamilo. Dievas ėmėsi iniciatyvos. Dievas žengė pirmą žingsnį tikėjime. Tai tie, kurie gal vėliau atrado tikėjimą, gal supratot, kad tikėjimas buvo kvietimas. Ne aš sugalvoju eiti pas Dievą, bet Dievas mane patraukė pas save. Ir tai Jėzus tą patį sako, niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatraukia. Ta trauka, tas troškimas yra Dievo pėdsaka mūsų širdyse. Aš trokštu už tai, kad jis mane kviečia. Antras dalykas, kaip augti tikėjime, kad tikėjimas auga per tikėjimo aktus. Tikėjimas yra labiau susijęs su valia negu su jausmais. Čia jums gal yra naujiena. Ne? Mes dažnai susijęm, jaučiu tikėjimą, reiškia tikiu. Nejaučiu tikėjimo, reiškia netikiu. Ne? Jaučiu Dievo buvimą, Dievo veikimą, reiškia tikiu. O jeigu nebėra jausmų, atrodo, viskas slysta po kojom. Nebėra nieko po kojom. Tai tikėjimas kaip meilė yra labiau sprendimas negu jausmas. Ir dar grįžtu prie Teresėlės, kur gyvenimo pabaigoje turėjo tokį didelį tikėjimo išbandymą. Šiaip visą gyvenimą jausdavo tikėjimą. Ne? Tikėjimas buvo jos džiaugsmas, jinai tik tai galvodavo apie dangų ir džiaugsmas ateidavo, išplūsdavo širdyje. Ir kai susirgo, labai sunkiai susirgo, ir tada prasidėjo didelės naktys širdyje. Sakė, yra priešais mane tarsi siena iki dangaus, aš nieko nebematau saulės, aš vaikštau tarsi tuneliu, nieko nebematau, esu tokioj nakty, bet tokioj apatijoj, tikėjime. Man tikėjimas tampa kova, kažkas labai sunkaus. Jis sako, dar aš sėdžiu netikinčiųjų stalo. Tai reiškia, aš jaučiu tą patį kaip netikintieji. Reiškia, jokios traukos Dievui.
Bet jinai mato šitą išbandymą labai teigiamai. Sako, per tuos 2 metus darau daugiau tikėjimo aktų negu per visą gyvenimą. Reiškia, aš dėjau daugiau pastangų negu per visą gyvenimą. Tai tikėjimas kartais yra džiaugsmas, ne? O kartais tikėjimas yra išbandymas. Kai tikėjimas tampa išbandymas, kova, tai nereikia turėti nostalgiją. Ne? O, kaip buvo gerai, kai atsiverčiau. Tada norėdavau melstis, kažkaip galėdavau melstis ilgai ir po to būdavau pakylėtas, viskas buvo lengva. Ne? Kažkaip daug pasikeitimų buvo, o dabar atrodo viskas tas pats, tas tikėjimas nebeteikia džiaugsmo ir taip toliau. Ir Teresėlė bent mane labai apšvietė, kaip elgtis tokiu atveju, kad jinai pamatė tą išbandymą kaip malonę, kaip progą kažkaip labai augti tikėjime, auginti meilę Dievui ir laisvai apsispręsti. Nes kai to duoda tik saldumynus, tai labai lengva mylėti. Ne? Kai viskas esi tarsi nešamas, ne? Tai viskas paprasta. O Dievas kartais elgiasi su mumis kaip suaugusiais žmonėmis. Nebeneša mūsų ant rankų, sako, dabar pats eik, aš už tavęs, ne? Aš palaikysiu, bet pats bandyk eiti. Ne? Tai bet Teresėlė nepraranda tikėjimo, ne, kaip tik augino tikėjimą per tuos išbandymo metus. Ir kartais, kai jaučiam apatiją, ne, nebesinori, kažkaip mažiau pastangų dedam ir taip toliau, tai gali būti 2 priežastys. Arba apsileidimas, tiesiog nebesimeldžiu, kažkaip aš nebededu jokių pastangų, tada reikia tikrai atsiversti, daryti geras rekolekcijas, skaityti gerą knygą, eiti iš pažinties ir taip toliau. Bet kartais tokia apatija, kai lieku ištikimas Dievui ir toliau kovoju, tai kartais yra, kad Dievas veda mane toliau. Ne? Tai jis kažkaip man padeda būti labiau suaugusiam tikėjime. Nemylėti Dievą dėl saldumynų. Tai kitą pavyzdį turim, tai motina Teresė iš Kalkutos, kur irgi tokį ilgą tikėjimo išbandymą turėjau, bet kai matom jos gyvenimo vaisius, tikrai Dievas veikia jos gyvenime. Jei nejaučiant, Dievas darė stebuklus per ją. Ne? Dievas ją toliau perkeitė. Dievas ją tikrai stipriai labai augino. O tai, kad nejautė, tai buvo, sakyčiau, dar didesnis nuopelnas jai. Ne, leido, kaip Teresėlė sako, Dievas prieš darant operaciją užmigdo savo pacientus, ne, kaip chirurgas. Tai va, kai nieko nejaučiam, tai nereiškia, kad Dievas mažiau veikia mūsų gyvenime. Kaip tik kartais dar labiau. Bet kaip augti tikėjime? Kitas punktas, tikėjimas auga tiek, kiek mes į jį investuojam. Kaip ir kiekviename santykyje. Santykis yra auginamas. Kiek laiko, kiek pastangų dedu, kiek dėmesio, tiek ir turiu, ne, to santykio. Kaip žmonės, kurie sako, aš tikiu, bet nepraktikuoju, jie nieko nesuprato. Ne? Jeigu nepraktikuoji, tavo tikėjimas silpsta ir silpsta. Tai tampa nebegyvas. Ką aš darau, kad tas ryšys su Dievu augtų? Kad jį pažinčiau labiau, kad gyvenčiau su juo, kad gyvenčiau pagal jo valią. Matome iš Evangelijos, kad Jėzus nemėgsta tinginių. Ne? Pavyzdžiui, yra talentų palyginimas, kur tas tarnas, kuris nieko neveikia, užkasa savo talentą ir po to šeimininkas jį apibarė, ne? Ir baudžia. Tai Dievas nemyli tinginių.
Arba tie tarnai, kurie grįžta, kai šeimininkas grįžta iš kelionės ir jie apsileidė, nieko nedaro, irgi gauna įspėjimą. Ne? Arba tos 10 mergelių, vienos rūpestingos, kitos nerūpestingos, apsileidusios, tai irgi nepatinka Dievui. Ne? Reiškia, Dievas mus kažkaip paragina būti aktyviems tikėjime. Tai dažniausiai santykiai, kad ir šeimoje, irsta dėl tinginystės, dėl nerūpestingumo. Dažniausiai, man atrodo, ne dėl piktumo ar ką, bet dėl apsileidimo. Neskiriam dėmesio, mes neskiriam laiko, nedėjom pastangų ir po truputį atšalam ir viskas. Ir tada atsiranda piktis ir barniai ir taip toliau. Už tai, kad, iš tinginystės. Tikėjime tas pats irgi. Mūsų tikėjimas dažniausiai neauga per mūsų apsileidimą. Per mažai meldžiamės, per mažai skaitom šventą raštą, per mažai galvojam apie savo gyvenimą. Ne, tai mes žinom, kas augina tikėjimą. Tai šventas raštas, malda, sakramentai, skaitimas, rekolekcijos, piligrimystės, bendruomenė ir taip toliau. Ne, bet dar paskutinis klausimas, tai kaip auginti tikėjimą poroje. Nes šiandien poros diena, galvoju, reikia būtinai apie tai kalbėti. Tai ar esam krikščionių pora arba krikščioniška pora? Ar suprantat skirtumą? Krikščionių pora, tai reiškia 2 krikščionys, kurie yra pora. Ne? Krikščioniška pora yra pora, kuri krikščioniškai gyvena. Ne? Tai ir aš dažnai matau tokias šeimas, tokias poras, kur gyvena labai individualiai tikėjimą. Ir šiaip nėra lengva, nes yra kažkokia gėda, kažkoks nepatogumas, kaip čia dabar melsis kartu, kaip čia pasidalinti tikėjimu, tai mes neįpratę, kažkaip ir labai intimu, kartais nerandu žodžių, man daug patogiau kažkaip su draugai kalbėti apie tikėjimą stovykloje, negu su vyru ar su žmona. Ne? Ir manau, kad tai yra klaida, kad krikščioniška santuoka yra vieta, kur kaip tik tu gali augti kartu. Ir tikrai yra didelė jėga, didelė pagalba, jie gali būti komanda ne tik auginant vaikus, ne tik tvarkant būti, bet ir tikėjimo dalykuose. Galit augti, eiti daug greičiau. Nes koks yra santuokos tikslas? Jeigu santuokos teologija, tai kokie 2 pagrindiniai tikslai? Ar atsimenat? Tai čia, bet kaip, pavyzdžiui, santuokos sakramento teologiją studijuoju universitete, ar ką sako? Pirmas tikslas - vaikai. Antras, arba, nežinau, kokia eilės tvarka, bet antras tikslas - pagalba vienas kitam. Čia pagal pradžios knygą. Tai kad bus pagalba vienas kitam. Tai, o bendras tikslas, tai aišku, tai yra meilė. Bet ir tiek vaikams, tiek vienas kitam. Reiškia, pora yra kaip alpinistai. Vienas laipioja pirmas ir jie susirišę virvėm, o po to pirmas pavargsta, tai tada kitas ima lyderystę ir kartais traukia kitą. Mes padedam vienas kitam, kad negriūtum žemyn, kad greičiau į viršūnę patektume. Aišku, yra tokių atvejų, kur nevaikštom tuo pačiu tempu. Ne? Tai moteris daug visko nori, vyrui tai biškai per daug. Ne?
Nu, ir tai tikrai kartais reikia turėti kantrybės, neprievartauti kito, laukti, nu kaip kalnuose irgi, laipioji, po to, o kitas nespėja, tai reikia biškį palaukti. Ne? Kitą kartą negali viską daryti kartu, tai žmonai daugiau tų bendruomenių, maldos grupių ir taip toliau reikia vyrui, labiau patinka melstis namuose ramiai, ne, reikia, aišku, prisitaikinti ir taip toliau, bet vis dėlto noriu padrasinti, labiau pasidalinti, būti ne tik bendradarbiai, bet širdies draugais ir toj srity kažkaip įveikti tas baimės, pasidalinti. Aišku, pasidalinti reiškia apsinuoginti, ne? Išsakyti tai, kas labai giliai širdyje, kartais nesinori, ne? Bet įveikę savo baimės tikrai esam labai praturtinti. Čia kažkaip apsinuoginti, tai parodyti savo pažeidžiamumą. Ne? Bet jau galit klausyti visokių gerų mokymų ir brolio Ivano apie pažeidžiamumą, kaip pažeidžiamumas yra svarbus, kad priimtume Dievą. Ne? Kartais kaip Adomas ir Ieva dėl nuodėmės patiriam gėdą. Ne? Jie nusidėję, po to apsirengia, nes jiems gėda parodyti save. Ne? Nu, gal tyčiosi iš manęs, gal nepriims, gal nesupras. Ne? Man yra patogiau nerodyti savo nuogumo. Bet ta bendrystė atsiranda būtent iš to, kad parodau save. Ne? Kad negyvenam nusisukę vienas nuo kito, vienas šalia kito, bet ne kartu. Tai va ta bendrystė ateina būtent iš to, kad nebijau parodyti savęs, atskleisti kartais dalykų, kur biški gėda, kur nenorėčiau parodyti. Tai va, norėjau tik padrasinti jūs augti kartu, gerbdami vienas kitą, aišku, neprievartaudami vienas kito, turėdami kantrybės, kad kitas auga savo ritmu, bet vis tiek galim pasidalinti. Ne? Santuokos sakramentas tai susijęs su neturto įžadu, sakyčiau. Ne? Prie ko čia? Tai aišku, kad ir skaistumo įžada, ir paklusnumo įžada savotiškai duoda, irgi evangeliniai patarimai. Ne? Tai aš nekomentuosiu, bet kodėl neturtas? Už tai, kad jūs tapdami vieną šeimą, vienu kūnu, tai jūs pasidalinat visko. Ne? Nebesat du individai, bet viena pora. Ne? Reiškia, jūs įnešat į bendrą puodą daug dalykų. Ne? Tai nebesako, čia mano namas, bet mūsų namas. Ne mano vaikas, kaip sako, va tavo sūnus dar prisidirbo. Ne, čia mūsų sūnus. Ne? Ir tikėjime tai labai yra praturtinantis dalykas, kai gali praturtinti kitą savo atradimais, savo, nu, Dievas duoda malonės, jeigu pasidalini tom malonėm dviesiai, tai dar daug daugiau tų malonių, ne? Ir esate daug stipresni.